Kaip patikrinti, ar Regitra turi jūsų sveikatos medicininę pažymą? Prisijunkite į Regitros vairuotojų portalą e-regitra.lt. Prisijungti galite per savo elektroninę bankininkystę elektroniniu parašu arba mobiliu parašu. Kaip prisijungsite, spauskite nuorodą Peržiūrėti medicinines pažymas. Jei sistemoje yra įvesta informacija apie jūsų medicininę pažymą ir jeigu ji galioja, popierinės pažymos į Regitrą neštis nereikia. Ar pažyma galioja, galite pamatyti stulpelyje Galioja. Kokioms kategorijoms pažyma galioja, galite pamatyti stulpelyje Kategorijos. Medicininėje pažymoje yra nurodyta pirma ir antra grupė. Pirmai grupiai priklauso lengvųjų kategorijų transporto priemonių vairuotojai, antrajai grupiai priklauso profesionalių kategorijų transporto priemonių vairuotojai. Medicininėje pažymoje ND užrašas žymi, kad nurodytos grupės transporto priemonėms pažyma negalioja. Jei vairuotojo pažymėjime yra nurodytos pirma ir antra grupės kategorijos, bet antros grupės kategorijų medicininės pažymos galiojimas jau pasibaigė, ar vairuotojo pažymėjimas galioja. Jei pasibaigė tik antrosios grupės kategorijų medicininės pažymos galiojimo laikas, vairuojant pirmosios grupės kategorijų transporto priemonės, vairuotojo pažymėjimas galioja. Pasitikrinus sveikatą ir gavus patvirtinimą apie tinkamumą vairuoti antros grupės kategorijas, medicininės pažymos duomenys yra perduodami automatiškai, o vairuotojo pažymėjimas yra paskelbiamas vėl galiojančiu visoms vairuotojo pažymėjime esančioms kategorijoms. Ką daryti, jeigu Regitros portale nėra informacijos apie jūsų sveikatos pažymą? Galite užsisakyti medicininių pažymų išrašą iš sistemos. Pasirinkite Užsisakyti dokumentą, spauskite Užsisakyti naują dokumentą. Dokumentų tipe pasirinkite Medicininių pažymų sąrašas ir spauskite Užsakyti dokumentą. Matysite visas jums išduotas pažymas. Paspaudus ant simbolio būsite nukreipti į peržiūrą, kur matysite, ar pažyma yra galiojanti ar ne. Jei duomenų apie jūsų medicininę pažymą vis tiek nėra, ar informacija nėra teisinga, turite vykti į Regitros padalinį ir pateikti turimą popierinę medicininę pažymą. Jeigu sveikatos pažymą gavote prieš keletą metų, gali būti, kad Regitros duomenų bazėje jos nėra. Tokiu atveju reikia nunešti turimą popierinę pažymą į Regitros padalinį, kad ją įvestų į sistemą. Svarbu, priimamos tik tos popierinės pažymos, kurios buvo išduotos iki 2020 m. lapkričio 11 dienos.